Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Ciesvainė. Ji pirmą kartą paminėta 1209 metais sutartyje tarp Rygos vyskupo ir Herisikos karaliaus Visvaldžio. 399 Rygos vyskupas pradėjo statyti naują akmeninę tvirtovę senos medinės Latgalės tvirtovės vietoje. 572 metais Žygimantas Augustas padovanojo miestą Johanui Taubei von Fierui. Per Livonijos karą 577 pilies gynėjai atsisakė pasiduoti Ivano Rūsčio kariuomeniai, todėl užėmę pilį rusai surengė žudynes. Didelė dalis didikų buvo pakarti, o 1500 tvirtovės gynėjų buvo nužudyti skausmingomis mirties bausmėmis. 582 Livonija atiteko Lietuvos didžiai kunigaikštystei ir Lenkijai. Antrojo šiaurės karo metu pilį atkovojo ir 656 sunaikino Rusijos kariuomenė. 18 amžiuje Ciesvainės dvaras priklausė Simonui von Zoriščui, nuo 815 priklausė von Wulfų šeimai. Naujoji pilis buvo pastatyta 897 metais šalia viduramžių Ciesvainės pilies griuvėsių kaip baronų von Wulfų šeimos medžioklės namelis. 2002 gruodžio 5 pilis iš dalies sudegė, o restauravimo darbai buvo baigti 2022 metais. Amerikos lietuvių paaukotame Laisvės varpe stovi toks užrašas. O skambyk per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.